Sveiki! Kaskart, kai atvažiuoju į Pakruojo rajoną, pasitinka tai pirmasis sniegas rudenį, tai didžiausias žiemos šalčiai sausio mėnesį. Nu, artimiausiamis dienomis laukiame 20 laipsnių šilumos. Šiandien kalbinsime ūkininką apie artimiausius darbus laukuose, taip pat apžvelgsime bandymą rapsų lauke, kurio net visai mes neplanavome, ir apžvelgsime eksperimentą žieminių kviečių veislės Bright lauke. Tai sveiki, susitikom jau laukuose, prieš Velykas oras sušilo, tai kas numatyti, kokie darbai šiandienos ir kas laukia vėliau? Jo, kaip sako, oras sušyla, noras pakyla, bet ką darysi, pavasaris ateina, bet mes čia laukiam, buvo šlapoka, bet šiandien kažkaip tai išsijudinom, yra numatyta, žadėjom salietrą rapsą trėč, bet nutarėm, kad kaso laistysim, nes vėjas galima laistyt, o salietros labai sunku ištrėžti 36, tai pamėginsim pirmą kartą kaso, o antram kartui paliksim salietrą. Na, vėjas šiandien tikrai labai mažas, galima sakyti, o kokie tolimesni planai, ką prieš Velykas dar darysite? Tai tikriausiai oras, kaip sako, džiaugiamės, kad sušyla, bet tikriausiai šeštadienį teks gaudyti vabaliukus ir mikrikus. Kartu pridėsim, aš tikiuosi, kad šeštadienį yra numatyta purškimas, tai praneša iki čiut ne 20 šilumos. Šilumos tai nemažai. Tai ir šiek tiek geriau būtų, kad vėjo nebūtų, tada galėtum su smulkiais purkštukais purkšti, geriau pagauna, bet jeigu jau bus vėjas didesnis, teks inžektoriniais, bet inžektoriniai, jie gerai, bet geriau yra su smulkiais, tada gražiai padengia, tus vabaliukus gražiau sugaudo. Tęsame rapsą vandeninėme laukiam, tai priminimas iš rudens, kad buvo suvėluotas purškimas augimo reguliatoriumi ir turėjome šiek tiek peraugusius rapsus. Tačiau pavasarį, kai nutirpo sniegas, atvažiavau į tą lauką ir kažkaip vaikštau ir tas laukas kaip dryžuotas toks. Realiai, kur ražiena yra didesnė, jinai stovinti, tai ten rapsas yra kažkiek pašutęs. Na, kur realiai ražiena guli, tai ten rapsas ir žaliuoja ir toliau vegetuoja puikiausiai. Kokios jūsų įžvalgos? Jau buvote lauke, manau, vis tiek žiūrėjote irgi taip pat. Jo, tai įžvalgos tokios, kad, kaip sako, su džipu pralėkiau, atrodo gražiai, kaip tu pasakei, kad kažkas negerai. Ai, galvoju, mergička akinių neturi. Kaip tyčia buvau palikus mašinai. Tai sakau, dar taip kažkaip vis laiko nėra, tai prieš kelias dienas stipriau sužaliavo. O, žiūriu ruožai. O, sako, reikia išlipti. Išlipu, žiūriu, akurat, mergina nemelavo. Tai va, tai toks gavosi neplanuotas eksperimentas. Aišku, dėkui, kad pastebėjai, bet aš gal būčiau pirmas pastebėjęs, būtų gal lengviau, o dabar kitas pastebėjo kažkaip neonaras. Bet tai labai faina, kad pastebėjai, bet vienu žodžiu, toks yra dalykas, kad per aukštai ražienas nupjoviau, o kaip sėja tiesiai ražieną, yra taisyklė, nedaugiau 12 cm ražieną. 10 yra idealu. Tai va, gavosi tokia labai gera pamoka, kad visgi taisyklių negalima pažeisti. Gavosi nereikėtas bandymas. Šito bandymo nedarėm, bet gavosi. Bet gavosi, sako, kaip visada. Ne taip, kaip nori, bet taip, kaip išeina. Taip. Tai va, tokios naujienos, o šiaip, aš manau, viskas šiaip bus gerai, biški greičiau praleiksim, kad nematyčiau. Bet šiaip pats laukas, tai aš manau, kur ražiena yra tvarkoj, gražiai atrodo, čia tokie vienas kitas ruožės, tai čia gyvenimo bus pamoka. Tai ačiū už pamoką. Dėkui, reikia padėkoti ir gamtai, nes gamta irgi dasidėjo, nes kadangi, manau, vis tiek, kai ražiena stovėjo, tai buvo papūstymų didesnių, tai tas rapsas pats ir pašuto nuo to. Taip, nes ir žiemą buvo pastebėjęs, kad buvo banguota, nes kaip tik užsnygo ant pašalusios ir sniego buvo daug ir ant kitos dienos stipriai pūsti. Tai
padarė kauburius, sniego buvo storiau, kur ražiena buvo aukštesnė ir tame tarpe iššuto rapsas. Nu, nėra visai, bet tuose vietose, kur buvo daugiau sniego, iššuto, nes neiššalo, bet iššuto. Šiaip man pirmą kartą. Tie pavaikščiojus lauke matome, kad ne tik dasidėjo ražienos nupjovimo ilgis, tačiau matome, kad ir suvėluoti purškimai turėjo savo įtakos. Kad kur buvo panaudota augimo reguliatorius, ten rapsai kaip ir išlikę yra, tačiau bandymai, kuriuose buvo uždengta ir kur rapsas toliau augo, augimo kūgelis buvo šiek tiek paraugęs, tai matomai, kad rapsas jau ir net daugiau išnykusio yra jo. Jo, čia argi vienas iš tų pastebėjimų ir, kaip sakoma, grinai mes, sako, nepagalvoja visai, užsmėgėm ir tiesiai pataikėm tą vietą, kur aukštesnė ražiena buvo ir užsmėgėm, kad negautų purkštuvas, kai važiavo, kad nenupurkštų augimo reguliatorių. Tai dabar, kaip vaikščiai, matėsi, kad visgi, kur augimo reguliatoriai gavo, ten, kaip sakoma, geriau išgyveno nei šuto. O kur augimo reguliatorius negauta, tai praktiškai apie 80% išnyko. Tai vienu žodžiu veikia tas augimo reguliatorius. Aišku, čia viskas susidėjo ir ražiena aukšta, ir tas. Aišku, jeigu gal būtų ražiena netokia aukšta, būtų kaip ir viskas gerai, bet augimo reguliatorius akivaizdžiai parodė, kad jisai padeda. O tokiom situacijom, kada būna paraugęs, kada būna sniego daugiau, nepašalė, bet mes visada saugom sniegą, kad būtų daugiau, tada neiššaltų. O dabar šiai atviršiai, sniego padavė daugiau ir iššuto. Ja, tai buvo ražienos. Jo, tai vien ant ražienų negalima sakyti, sakykim, tas augimo reguliatorius padėjo, tai viskas viename ir kaip saka, ir laukas pamylėtas, kaip priklauso, kiek pagal žemėlapį atidavėm. Atrodo, viską atidavėm, bet kokį pavaikštai, pamatai tas klaidas padarytas. Aišku, kaip sako, geriau iš svetimų mokytis, bet kai pats pamatai, ką padarei, tais metais jau žinosi, kad to nedaryt. Taip, pamokas visada. Jo, planavom bandymus, visai apie tai negalvojom. Taip, esmė buvo ne tame, veislė ir kitų produktų išbandymas, bet išėjo, kad mes padarėm dar vieną atradimą, nors tas atradimas jau yra atrastas, ražienų negalima palikti aukštų. Tai dar kartą įrodė, kad klyst negalima. Jeigu nori minimaliai dirbti žemę, tai su šiaudais susmulkinimu ir ražienos aukščiu turi susitvarkyti. Tai tas esminis skirtumas, tas dryžuotumas, nuo ko jisai atsirado? Nu, matai, tas dryžuotumas atsirado kaip yra, nes, pavyzdžiui, kombainas važiuoja, vėžos šiaudą prispaudžia, jį paguldo. Paskui sėjamoji traktorius važiuoja, vėžas priguldo. O čia, kur šiaudai statesni yra, jie paprasčiausiai nepakliuvo ant ratų pravažiuoti. Nes tiek kombainas, tiek traktorius jis nuo svorio priguldo šiaudą. O čia, kur statesni, paprasčiausiai nekliuvo rato vėžės. Tai va dėl to ir susidaro tokie tryžės, vienur yra šiaudai status, kitur nėra, tai čia niekur nuo to nedingsi, nes o čia paprasčiausia tam rapsui pasisekė, kur šiaudai guli, o kur šiaudai status, šitam rapsui nepasisekė. Tai kaip matome, faktorius ne vienas gavosi, o keli faktoriai, bet šiaip pavaikščiojus lauke, tai tankumas vis dar išlikęs, na aišku, bandyminėse tuose laukeliuose, tai rapsas išnykęs, vietomis irgi, kaip sakėm, dryžuotas tas laukas, tačiau tankumas, kaip matome, visai neblogas. Jo, tai esu per savo ūkininkavimą, esu dar ne tiek esu patyręs, nes vienais metais buvo, kad kvadratiniai metrė ten taip 4-5 augalai, 6 ten labai retai buvo ir nusprendžiau palikti. Ir tai buvo nustebęs, kai nuvažiavom kulti, tiesiog buvo grinai eglutės, sudygę kaip eglutės ir mes iš to lauko kūlėm 3 tonas, tai aš buvau nustebęs ir aš manau, čia aišku tos klaidos padarytos, bet čia turėtų labai nežymiai skirtis. Taip, gal išskirtiniai metai buvo, bet sakau, mes palikom, išgyveno, rapsai buvo gana stipriai nesirgo ir puikiai užaugo. O čia aš manau, kad problemų nebus.
Esu žieminių kviečių veislės Bright pasėlyje ir čia žiemos metu sausio mėnesį, kuomet buvo didieji šalčiai, kai naktį čia būtent nukrizo temperatūra 28 laipsnius žemiau nulio, atlikome žiemkentiškumo bandymą. Lietuvoje sausio mėnuo prasidėjo su šalčiu ir speigais, tačiau mums tokios oro sąlygos leidžia padaryti dar vieną bandymą su žieminiais kviečiais. Taip, tai šiandien atvykom padaryti labai elementarų bandymą, tai nupūtėm sniegą nuo žieminių kviečių Bright, tam, kad pamatytume, kaip per ateinantį savaitgalį Brightas peržiemos, nes prognozijas rodo, kad nuo penktadienio iki bene antradienio mes turėsim naktimis apie -20 šalčio. Tai iš tikrųjų mums leis įvertinti, kaip Brightas peržiemoja, net ir esant tokiai situacijai, kuomet mes nupūtėm visą antžeminę sniego dalį ir palikom realiai be kaldros. Nepaslaptis, kad žieminiam kviečiam viena iš pagrindinių jų savybių yra žiemkentiškumas. Kaip kviečių veislė Bright pasižymi žiemkentiškumu? Švedija iš esmės yra atšiauresnė šalis ir ten žiemkentiškumo faktorius yra žymiai svarbesnis negu pas mus. Brightas Švedijoje buvo tirtas bene 4 metus ir žiemkentiškumas iš tikrųjų parodė, kad Brightas gali būti ne tik Švedijos veislė, bet ir Pabaltijo veislė. Tai per tos 4 metus, jeigu pas mus Lietuvoje 21 metais buvo Lietuvos tyrimų stotyse veislės pažeistos būtent žiemos, tai lygiai tas pats nutiko ir Švedijoje. Švedijoje realiai visos veislės buvo pažeistos iki 10%, bet Brightas parodė, kad iš visų Lietuvoje auginamų veislių jo rezultatas buvo geriausias. Tai tik dar mums kartą parodo, kad būtent Brightas yra ta veislė, kuri tinka ne tik Švedijos, Skandinavijos šalim, bet būtent ir Pabaltijos šalim. Kovo pabaiga ir pats laikas pradėti pirmosius pavasarinius darbus. Žinoma, prieš tai įvertinus, kaip atrodo kviečių pasėlio būklė, tai kaip tavo nuomonė, Aida, peržiemoja kviečiai? Tai matome, kad augalai vegetuoja tiek šitie. Šaknų masė tikrai ganėtinai didelė ir jie puikiai peržiemojo. Nors atrodo, kad iš eksperimentinio laukelio kviečių lapija atrodo šiek tiek skurdesnė, bet ką rodo šaknys? Šaknys tai tikrai gausios, matome, kad šaknelės maitinasi jau, aplipusios yra dirvožemiu. Pamatysime toliau, kaip tie kviečiai atsigavinės. Ir tikriausiai pasivys viso lauko būklę. Na, turėtų. Sėkmingam augalų startui planuojami tręšimai, maitinamieji purškimai, laukiam šilumos ir drėgmės.